brangus broliai seserys, susirinkome paminėti Švento Jono Pauliaus II parapijos pirmasias metines. Ta proga arkivyskupas pašventins kryžių, pastatytą būsimos bažnyčios vietoje. Jonas Paulius II kalbėjo: kryžius, kuris kyla virš šventovių, turi būti įspaustas į kiekvieno tikinčiojo širdį. Pagerbdami kryžių, mes įsižiūrime ir į save. Kristaus mokiniais būdami, esame kviečiami kasdien nešti savo gyvenimo kryžių, šitaip sekant Viešpatį. Atverkime savo širdis kryžiaus slėpiniui, kad patirtume jo išganingą galybę. Kviečiu arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių palaiminti mūsų parapijos kryžių. Padeda mums Viešpats. Viešpats su jumis. Melskimės. Meldžiame tave, Dieve, tegul tavo tikintieji pastatę šį kryžiaus ženklą patiria išganingus vaisius, tavo sūnaus kančia subrandintus. Tegul šio kryžiaus šešėlyje jie numiršta nuodėmiai, į jį atsirėmę suranda jėgų silpnumo valandą. Tegul prislėgtieji iš kryžiaus pasisėmė paguodos pavojuose, esantys jame suranda išgelbėjimą. Kryžiaus galios remiami te keliauja jie žemės keliais, kol tu, Tėve, priimsi juos amžiams į savo namus danguje, per Kristų mūsų Viešpatį. Melskimės. Palaimink Viešpatie Jėzau Kristaus šį kryžių, nes mirdamas ant kryžiaus išgelbėjai pasaulį nuo piktosios dvasios viešpatavimo ir savo kančią nugalėjai gundytoją, kuris džiaugiasi pirmo žmogaus suklydimu ir neklusnumu Dievo įsakymui. Šventinu šį kryžių vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios, kad tie, kurie melsis garbindami šį kryžių, patirtų kūno ir sielos palaimą per Kristų mūsų Viešpatį. O dabar visi procesijos būdu žengiame švęsti Eucharistijos. Kyrie eleison Christe,